Pradėti galim nuo to, ką aš vadinu davimo ir gavimo principas. Tai esu šiek tiek užsiminęs apie tai. Absoliučiai, mano patirtie, absoliučiai viskas gyvenime yra paremta davimo ir gavimo principu. Kartais mes norim tą ignoruoti, tuo nepatikėti, bet nepaisant to, tai vis tiek yra tiesa. Netgi subtilesniausiam lygmenį. Jeigu pradedant nuo nesubtilaus, nuo akivaizdaus pavyzdžio, pinigai yra paremti davimo ir gavimo principu. Taip tariant, kitą kartą mes nesuprantam, kodėl, atrodo, kodėl aš 3 eurus mokėjau kapučiną. Taigi galėčiau namuose už 10 centų pasidaryti. Bet mes mokam už tai, ką mes gaunam. Mes gaunam ne tik kapučiną, mes gaunam vietą atsisėsti, vietą, kuri yra už namų, atmosfera, tam tikra aptarnavimas, man nereiks plauti šito padelio, aš kažką gaunu. Ir vienas iš būdų atsilyginti už tai, aš gavau, yra duoti atgal, duoti pinigų. Taip tariant, aš už visą šitą bendrą produktą aš sumoku. Tai čia vienas iš davimo principų. Aišku, yra kitokių, yra barteris, pavyzdžiui, tas labiau vyksta tarp pažįstamų, tarkim, aš sakau, aš tau mėnesį aikido nemokamai duosiu, tu man pateik tokį ir tokį puslapį. Tarkim, internetinį puslapį, pavyzdys. Tai tas gavimas ir davimas čia yra gana akivaizdus. Subtilesniam lygmenį yra, kaip pavyzdys, netgi tėvų vaikų santykis. Yra sąlyginai paremtas, iš tiesų paremtas davimu ir gavimu. Tik tas, kad mes jau gaunam nebe dalykus fizinius, mes gaunam tam tikras emocijas. Mano vaikas, aš juo didžiuojuosi, aš jaučiu, kad jis tarsi mano pratęsimas, aš noriu investuoti į jį, noriu, kad vaikas mane taip pat aplankytų, su manim bendrautų, man atsiskaitytų, gerus pažymius gautų. Netgi altruizmas yra irgi paremtas davimo ir gavimo principu. Altruistai paprastai to nemėgsta pripažinti, nes paprastai altruizmą traktuojam kaip, pakomentuosiu, altruizmas darimas kažko nesavanaudiškai. Šiaip būtų. Jo, bet iš tiesų mes irgi gaunam. Mes gaunam, kaip aš praeitą kartą minėjau apie komediją, mes nuėjom, negavom daikto, bet gavom geras emocijas, taip pat yra su altruizmu. Mes gaunam tam tikras emocijas. Aš padariau gerą darbą, aš didžiuojuosi savim. Man pasakė ačiū, aš jaučiuosi gerai. Ir iš tiesų, jeigu mes nieko negautumėm už tai, ir čia jau jums reikia pasverti patiems, ar jūs sutinkat ar ne, jeigu mes nieko absoliučiai už tai negautumėm, greičiausiai mes altruistai irgi nebūtumėm. Tai klausimas, ar mes sugebam pamatyti ir įvertinti tą vertę, tą, kurią mes gaunam netiesiogiai. Tai vėlgi, čia galėtumėm žymiai giliau kapstytis, bet pati esmė, kad davimo ir gavimo principas jis egzistuoja labai daug kur. Ir tas pats yra veiklose, kuriomis mes užsiimame. Ir versle, bet kur. Tai jeigu santykiuose tas yra, jeigu paslaugose tas yra, tai jeigu tas yra toks svarbus dažnas įvykis, kaip principas, neišvengiamai reiškia, jisai egzistuoja ir darant tai, kas mums patinka. Ir praeitą kartą mes daug kalbėjom apie vertę, kad viskas yra paremta vertės mokymu. Esmė yra, kad jeigu aš kažką duodu kitiems, netgi natūraliai žmonės norės duoti atgal. Aišku, yra tam tikri principai, tam tikros gairės, kurių reiktų laikytis, bet paprastai gal, jeigu žiūrėsit įdėmiai į tai, pastebėsit, kad, tarkim, kažkas jums davė dovaną, arba galbūt esat buvę tokioje situacijoje, kad jūs nupirkot draugui dovaną, tam tikrą progą, davėt, o tas draugas neturėjo, Jūs nenupirko dovanos, jums draugas nupirko dovaną, padovanojo, jūs nenupirkot. Toks jausmas, kad ačiū, kaip faina, bet pogdais, man irgi norėtųsi jam kažką padaryti. Ir kažkur pasąmonėje užfiksuoja, kad, gerai, kitą kartą, kai aš susitiksiu, man pastatysiu kavos. Arba, reikia man irgi kažką jam nupirkti. Toks jausmas, kai mes gaunam kažką, mes norim natūraliai duoti. Tai jeigu mes norim, kad mūsų veikla, kurią mes imam duoti, kad mes iš jos gautumėm, kad mes iš jos galėtumėm pragyventi, labai yra svarbu, jog mes konkrečiai, įdėmiai išanalizuotumėm, kokią vertę mes duodam kitiems, kad jie duotų mums atgal. Trumpai tariant,
jeigu nuo to, ar mano veikla bus sėkminga ar ne, tiesiogiai priklauso nuo to, ar aš suteiksiu kitiems pakankamai vertės. Ir pats ieškodamas, kaip išsiaiškinti, ar aš suteiksiu pakankamai vertės, aš pritaikiu tai, ką aš vadinu 3 pliusų sistemą. Ir kiek aš ją bandžiau, veikia labai sėkmingai. Trumpa istorija, kaip tas nutiko ir kas patvirtino, kad tai veikia. Tai man ta mintis šovė į galvą, kai aš važiavau vesti seminaro į Vilnių. Ir tiesiog aš mąsčiau apie, būtent uždaviau savo klausimą, kaip įsitikinti, kad tai veikia ar neveikia. Ir spontaniškai šovė ta mintis, na gerai, reikia pažiūrėti, aš supratau jau, kad vertė, svarbiausia yra vertė. Ir aš sakau savo gerai, ar aš galiu visose savo srityse, kuriomis aš užsiimu, suteikti bent 3 skirtingas vertės. Ir aš pradėjau analizuoti, pliusas čia, pliusas čia, pliusas čia, ką aš jums pristatysiu. Bet kas buvo įdomiausia, kad tą pačią dieną, ir čia buvo sutapimas, kur net sunku pavadinti sutapimu. Mes susitikom su kolegom, kurie pastoviai veda, kurie užsiima grinai seminarų vedimus stambiom kompanijom. Ir mes karts nuo karto bendradarbiaujam. Ir vienas jų bendravo, jūs turbūt žinot, Richardą Bransoną. Ne? Virgin Company. Buvo realybės laida, kur... Jo, ir jis super multimilijardierius, jisai pirmas sukūrė skrydžius pramoginius į kosmosą, jisai krūvą garsių grupių muzikos kompanijų išleido į rinką. Labai stambi asmenybė, labai žinoma, ir gal per televiziją matėt, kažkada rodė jo laidą, kuris super multimilijonierius, paėmė grupę žmonių ir buvo realybės šou su milijonieriu. Tai jis buvo tas milijonierius. Žodžiu, jis žinomas labai. Ir pas mano kolega, jisai man pasakojo, nugirdau pokalbėje, kaip kompanija, kuri norėjo ilgą laiką pasikviesti Bransoną į Lietuvą, jie vis rašydo laiškus. Atvykit, mes labai norim, kad jūs būtumėt čia, bus labai viskas fainai. Ir nežinau, ar tai metus jie rašė, bet negavo atsakymą. Ir tada jiems kita firma kažkokia pasiūlė, sako, žinot ką, sako, davai jūs viską susumuokit į 3 sakinius. Į 3 dalykus, kuriuos Bransonas gaus čia atvykęs. Išrinkit, sako, gerus pliusus ir parašykit tik tai. Atvykit, jūs gausit šitą, šitą ir šitą. Ir ten buvo visos detalės, ką jis gavo, bet parašė ir suveikė. Atrašė, atvyko Bransonas. Nes pasiūlė 3 dalykus, kurie buvo verti dėmesio. Tai čia buvo įdomus tapimas, nes man kaip tik buvo labai aktualumo tema ir aš supratau, kad geras pavyzdys, kad tai veikia. Jeigu su nauda, tada žmonės bus sunkiau pritraukti. Jeigu, tarkim, ateikit, bus fain. Gal bus, gal ne. Bet jeigu aš pasakau, ateikit, bus tas, žmogus tada gali pasverti, ar jam verta aukoti savo laiką, ar jam verta aukoti savo pinigus. Tai principe apie tai mes ir pakalbėsim. Tai tie 3 pliusai, jie yra iš 2 pusių. Jie gali būti asmeniniai pliusai, ką aš gausiu, ir gali būti 3 pliusai išoriniai, ką aš duosiu. Dažniausiai mes darom klaidą, mes galvojam apie pliusus savo. Aš galvoju, man patinka, aš atidarysiu Aikido, nes man Aikido patinka, man patinka, tai ir kitiems patiks, aš turėsiu ką veikti, bet tai, kas man galioja kaip pliusai, nereiškia, kad kitiems galios kaip pliusai. Jeigu mes norim, kad sistema būtų veikli, mes turim galvoti apie kitus žmonės. Tai klausimas yra, kokius bent 3, galima ir daugiau, bet bent 3. Mano patirtį, jeigu 3 gerus pliusus pasiūlysit žmonėm, jau greičiausiai žmonės užsikabins ir tą priims. Tai kokius 3 dalykus aš galiu pasiūlyti žmonėm, konkrečius, naudingus, idealiausiai, ko negali pasiūlyti kiti, kad jie tik gautų, ir ne tik, kad gautų, bet jie, kad tiksliai žinotų, kad jie gaus. Nes jeigu tik aš tą žinosiu, tai nereiškia, kad kiti žmonės tai vertins, bet aš turiu konkrečiai formuluoti. Tai dabar, kad geriau tą suprastumėm, šiandien aš noriu ne tik, kad aš kalbėčiau, bet noriu palavinti ir jūsų mąstymą. Ir po to paaiškinsiu detaliau. Tai noriu, kad išbandytumėt šitą metodą čia ir dabar. Parašykit Tele2, kelios minutės, pratimas, įvardinkit 3 didelius
vienus iš pagrindinių pliusų, kodėl Tele2 yra sėkminga kompanija. Ką jie duoda, kad jie yra tokia stambi, didelė sėkminga kompanija. 3 pliusai. Visi, ne? Tai trumpas pastebėjimas prieš tęsiant toliau. Atkreipkite dėmesį, tai tuo mes palyginsim, tuo pažiūrėsim, kaip sekėsi jums, bet tai, kaip jums lengvai tas gavosi ir kaip gerai identifikavot pliusus, tai yra įgūdis, kurį galima lavinti. Kuo labiau mes tą darom, tuo geriau mes pradedam pamatyti tuos pliusus ir minusus. Galiausiai jie pradeda visur matytis. Kitą kartą aš pradedu galvoti, ar šitą filmą žiūrėti, ar šitą. Čia tas pliusas, tas pliusas, tas. Gal suklydavas? Jo, tai patikrinsim tai. Jo. Bet tai yra įgūdis. Ir jeigu jums lengvai gavosi, tai geras ženklas, jeigu sunkiai, tą galima tobulinti. Na gerai, pavyzdžiai. Kas ką parašė? Kaip? Pigu. Tinka. Jo, tai tada... Jo. Tinka, galim trumpam čia sustot, aš pritariu. Čia irgi pirmas pliusas, kurį aš vardinu. Tikrai taip yra? Pradžioj tikrai buvo. Aš šiaip Tele2 naudojos, man jų paslaugos tinka. Aš šiaip nesu Tele2 žinotojas, bet paėmiau kaip pavyzdį, kad daugelis Tele2 tikrai žino. Bet paprastai, ypač jie pradėjo savo karjerą nuo to, kad mes pigesni nei kiti. Lietuvoje, atkreipkite dėmesį, tas be galo svarbu. Mes esam maniakiškai priklausomi nuo nuolaidų ir pigesnių dalykų. Tiesiog yra, nueini į parduotuvę ir man tas pats galėjo, mes esam išmokyti pirkti akcinę kainą. Dėl to pusė produktai yra su akcija. Tai geriau, kai nežinai, ką pirkti ir pamatai, susirenkia, šiandien tą valgys. Ja. Ja. Arba jeigu žiūri labai brangus dalykas, bet šiandien su akcija, po to be akcijos tikrai nepirksiu, todėl nusipirkam. Gaunasi, mes... O dar ką prie to? Jo. Tai Tele2 jie duoda tai, ko žmonėm Lietuvoje reikia. Pigiau. Mums tai yra svarbu, plus dabar jie duoda kokybiškas paslaugas. Pradžiai nebuvo kokybės ir kainos santykio. Dabar jis yra. Jo. Bet jie įsivažiavo. Jie pradėjo nuo svarbaus pliuso. Kas dar? Jo, bet dabar reklama, ir paaiškinsiu geriau, kaip veikia tie 3 pliusai. Reklama nėra iš tiesų, tai yra jų taktika, metodas, bet tai nėra ypatingai, reklama nėra pakankamas įvardymas, ką jie duoda mums. Nes čia mes kalbam, ką jie duoda žmonėms. Tai reklama, jeigu, pavyzdžiui, gera reklama, jeigu aš tiesiog patoblinčiau tą atsakymą, tai pavyzdžiui, nuotaikinga reklama, kuri suteikia geras emocijas. Jau toksai, Tele2 linksmina žmonės. Tiesa, tos reklamos jų kažkur įsimena. Tai iš tiesų, bet atkreipkite dėmesį, kaip įdomu, reiškia, Tele2 duoda ne tik, jie duoda ne tik ryšį ir komunikacijos paslaugas, jie duoda ir tam tikras emocijas. Čia kažkas, ko mes šiaip net nebūtume pagalvoję, savotiškai mes jiems už tai mokam. Kas dar? Trečias. Ta prasme, jie tokie pagavo savo tą auditoriją, arti paprastumo tokie. Šiaip taiko į tą tokį platų ratą ir kažkaip sugebėjo pritraukti. Vaikai ten visokios. Tele2 žino, pasakai, netgi manau, kad yra tokia šiek tiek neprestižinė. Jo. Galvoju, kad ten, šauniai. Jo. Toks, jie tokiai pagavo tą ir turbūt nežinau kaip išlaikyti. Čia geras paėmimas, bet vėlgi tik tais yra dar trūksta vienos grandies. Čia labiau yra apibūdinama metodika, bet joje yra ir duodamoji vertė. Duodamoji vertė iš tiesų, aš įvardinčiau, jie duoda lengvai prieinamą visiems paslaugą. Kitaip tariant, tu neturi jaustis, tai žmogui yra svarbu. Tai aš jaučiuosi, kad aš gaunu progą, būdamas paprastas žmogus, naudotis jų paslaugom. Pavyzdžiui, kaip paminėto Omnitelis, jie turi tokį, aš ateisiu ir gal pasijausiu kaip durlis maždaug. O Tele2 man suteikia galimybę naudotis jų paslaugom, būnant savimi. Jo, geras pastebėjimas, bet ir čia atkreipkite dėmesį vėlgi. Tai yra iš tiesų, už ką mes jie mokam. Dalis. Aš už tai jiems atsilyginu, netgi to nesuvokdamas. Tai 3 jau pliusai. Dar kas nors? Ne? Pagalvoji kainą? Ne. Apie nuolaidas, tai čia mes prie to pigumą čia. Dar vieną aš pasakyčiau. Jo.
Jo, bet ta prasme, bet iš tiesų, na, patys telefonai, tas nesutikė, bet čia jau bendra. Ta daro ir Omnitelis, ir visi tiekėjai. Tu gali įsigyti telefoną, irgi tai yra paslauga, už kurią mes mokam. Bet jo, bet jin jau yra, jo. Bet pagal šitos pliusus, kuo jie labiau išskirtinesni, kuo jie unikalesni, tuo labiau garantuoja Tele2 sėkmę. Jeigu jie duoda tai, ką duoda ir kiti, reiškia mes dalinamės. Jeigu aš duodu tai, ko niekas kitas neduoda, reiškia aš išeinu į priekį. Tai mes po truputį trumpai mažai laiko skiriam, mes šiek tiek iškoduojam jau, kaip veikia Tele2. Ir aš 99% garantuoju, kad jie žino, ką daro. Jie tai daro sąmoningai. Jų reklamos, čia chebra, susirinko, visi savi, draugai, jie taiko būtent į tą jausmą, kad mes savi, eikit pas mus. Omnitelis su kostiumu esat, ateikit pas mus. Nu, tai pratimas. Toliau vieną pavyzdį dar duosiu, kad geriau mąstytųsi. Tai einant prie šiek tiek subtilesnės sferos. Tai yra asmuo Henris Fordas. Fordo automobilis turbūt visi žinot, yra Fordas. Tai jie yra nuo pavardės Fordas. Tai Fordas yra atsakingas už milžinišką dalyką. Jisai sukūrė konvejerio sistemą. Kitaip tariant, jis sukūrė tai, kad kiekvienas žmogus atlieka po vieną funkciją ir nereikia jokio išsilavinimo, reiškia, bet kas gali tai dirbti ir nereikia, tiesiog tu kartuoji tą darbą ir gauni neblogus pinigus ir kas svarbiausia, tą produktą masiškai gali gauti visi. Ir jis tą padarė su automobiliais pirmoje vietoje. Taip tariant, jis padarė taip, kad automobilius galėtų turėti visi, nes kaina jų automatiškai krito. Tai jo vertės, kurias jis sutikė, jis sutikė automobilius, tai kitaip tariant, galimybė žmonėm nukeliauti iš taško A į tašką B žymiai lengviau. Prieš tai automobilis buvo prestižinis dalykas. Jo vizija buvo ir jis tą padarė. Automobilis turi visi, kas turi bent kiek pinigų. Konvejerio sistema iš viso padarė visam pasauliu revoliuciją, nes žmonės staiga gavo laisvo laiko. Jie gavo pakankamai lėšų, kad galėtų investuoti į save, nes tu atidirbi ir tu laisvas. Jeigu tu dirbi ūkyje, tu visą laiką turėsi tą ūkį savo prižiūrėti. Tu atėjai, atidirbai, gavai neblogus pinigus, gali gyventi. Na, kitaip tariant, jis padarė didelę revoliuciją ir tai kitaip tariant, jis sukūrė galimybę turėti asmeninį gyvenimą. Ir dar jis padarė revoliuciją laukuose. Jis darė konvejerius, ne konvejerius kaip čia dar, kombainus, kad žmonėm nereiktų su rankom dirbti laukų. Vėlgi, jiems sutikė milžinišką kiekį papildomo laiko, kurį galėjo jie investuoti kitur, nes man nebereikėjo su rankom viską daryti ir man nereikėjo vaikus įkinkyti ir irgi dirbti man. Tai 3 didžiuliai pliusai. Tai kaip manat, kalbant apie piniginį vienetą, kiek jis turėjo pinigų? Tiek, kiek jis negalėjo išleisti. Jisai pastatė laivą didžiulį ir išsiuntė, surinko delegaciją žmonių ir išsiuntė, kurie kalba apie taiką, ir išsiuntė Europą, kad jie kalbėtų tenais apie taiką kaip taikos misiją. Nes jis tiesiog reikėjo ligoniai pinigų, jis 10 milijonų davė. Tiesiog jam pinigai jam netrūko, nes ne dėl to, kad jis, o ne jis milijonierius, jis kažkoks neaiškus žmogus. Iš tiesų dėl to, kad jis davė pasauliui tai, kas unikalu, be galo vertinga ir jis gavo už tai atgal. Čia pavyzdys. Bet atkreipkite dėmesį, aš paminėjau fizinis produktas automobiliai, bet kaip ir Tele2 mes identifikavom, yra ir kiti dalykai. Jis savotiškai suteikė žmonėm asmeninį laiką, laisvą laiką. Jis sumažino darbo laiką, davė kažką naujo. Tai vertė yra ne tik daiktuose. Tai toliau, lavinant jūsų mąstymą, po truputį, esame subtilesnius būdus, Žemaitijos pienas. Tai rašyti 3 pliusai. Na, okay. Tai atkreipkite dėmesį, dėl ko 3 pliusai. Ja. Tai dėl ko 3 pliusai? Dažniausiai, aišku, tam irgi reikia įgūdžių. Pirmą pliusą atrasti yra sąlyginai lengviausia. Vieną. Tai yra daiktas produktas. Pieno produktai, pienas, sūris, varškė. Jie mums duoda, nes pačiam, jeigu aš norėčiau pats tą pasidaryti, reiktų nemažai laiko. Reiktų karvės ir taip toliau. Tam, kad jie sutaupo mano gyvenime laiko, aš jiems sumoku, kadangi jie man padaro gatavą produktą, aš jiems už tai sumoku pinigų.
Normalu. Tai tą pirmą pliusą paprastai gan lengva atrasti. Antrą sunkiau, trečią paprastai jau yra gerokai sunkiau rasti. Didelį, aišku, pliusą. Ir būtent dėl to tas trečias pliusas plius minus yra lemiamas. Jeigu jūs 3 pliusus skirtingus pasiūlysit žmonėm, akivaizdžius, stiprius, unikalius, žmonės jums tiesiog duos pinigus ir sakys, prašau, imk mano pinigus ir duok man tai, ką tu duodi. Jeigu bus tik vienas pliusas, greičiausiai, kad jis nesukurs pakankamos vertės. Todėl reikia išmokti bent 3 atrasti pliusus. Ties 3 dažniausiai reikės jau pamastyti. 4, 5 įmanoma, dar sunkiau. Aišku, galima būtų apgaudinėti save ir tiesiog tokius plius-minus pliusus parašyti, bet apie tai aš net nekalbu. Turi būti dideli pliusai. Na, pavyzdžiai. Gerai, kokybė. Ok, tai reiškia, aš perku, tarkim, kaip pavyzdys, čia toks iš piršto tas variantas, bet aš imu Žemaitijos pieno produktus vietoj kito nežinomos kompanijos, nes aš žinau, kad čia bus kokybė. Aš moku didesnius pinigus, kad gauti geresnį produktą. Gerai, tinka. Kas dar? Aš dabar tą akcentuočiau. Tai antras yra, tas galioja beveik visiems, aišku, produktam pieno, bet būtent yra visoje Lietuvoje ant kiekvieno kampo. Nueisi į Kubą rasi, nueisi į Maksimą rasi. Kitaip tariant, jų produkciją tu lengvai gausi. Jeigu, tarkim, tu labai nori grinai Žemaitijos pieno, jin tau bus netoli namų. Man nereikia važiuoti į jų fabriką, jie pasirūpina tuo, kad tai būtų man šalia namų, aš nueinu nusipirku. Savotiškai aš irgi už tai moku papildomus pinigus. Čia netgi dalykas, kurį mes kartais parduotuvėse pamirštam, už ką yra antkainis parduotuvėse. Vienas iš jų yra, jiems reikia mokėti už tai, kad atvežtų produktus, už tai, kad juos išdėliotų, pateiktų kainas, reklamą. Jie turi įskaičiuoti netgi tai, kad suges produktai ir juos išmes. Kitaip tariant, vėlgi, tai yra vertė, kurios mes kitą kartą net nepasiūrėm. Mums atrodo savaime suprantama, pieno produktai yra, bet iš tiesų mes mokam ir už tai. Trečias pliusas? Aš parašiau skonis ir įvairovę, nežinau, čia prie pliusų galima. Tarkim, įvairovę. Jie siūlo įvairius produktus. Regiono vardo, paprasme, Žemaitija, tai viena iš stipriausių, sakykime, ryškiausių Lietuvos, Žemaičiai, čia mes skirsim. Ir tas, manau, kad ant to. Gera mintis, labai gera. Nes ir... Kuo stipri, tai turi senai Žemaičiai tokį vardą ir tą vardą, sakant. Čia geras pliusas. Ir atkreipkite dėmesį nuo to, kaip mes, nes pliusai jie kažkur ore sklando. Bet nuo to, kaip mes juos sąmoningai suvokiam ir pateikiam, žinom, nuo to priklauso, kaip tai vyks kokybiškai. Kitaip tariant, tai yra tiesa, Žemaitijos pienas, jie savotiškai garsina vietinį vardą, bet nuo to, ar jie tą suvokia ir ar jie tą pateikė, priklauso dalis jų sėkmės. Pavyzdžiui, dėl ko kai kurie protingi lietuviški produktai, tarkim, yra kokia nors dantų pasta ir Lietuvos vėliavėlė ar parašyta pagaminta Lietuvoje. Ta tikrai nebūtina daryti, bet kodėl tai daro? Nes yra žmonių, kurie nori paremti Lietuvą, nori jaustis patriotiški ir sakyti, žiūrėk, čia lietuviška dantų pasta, aš specialiai pirksiu ją. Taip tariant, ta kompanija suteikia galimybę pasijausti pilietiškesniu, pasijausti, kad aš paremiu savo tautą. Jie sąmoningai suteikia dar vieną pliusą. Nors jie galėtų to nerašyti ir to pliuso nesijaustų. Žemaitijos pienas savotiškai irgi gali būti, kad jie netgi sąmoningai tą padarė. Galėjo būti šiaip tiesiog toks ir toks pienas. Žemaitijos reiškia Žemaičiai, aš pasididžiuodamas pirksiu Žemaitijos pieną, nes čia savi. Kitaip tariant, irgi suteikia žmonėm galimybę paremti savo kraštą. Kur jų motininė, kas susikūrė, kokiam mieste? Man atrodo, man tiek teko vieną kartą bendrauti su jais. Man atrodo, Telšiuose. Kito vardo neturėjo. Bet vėlgi, jeigu tai būtų tik Telšiuose, kitiems tai daugelį nekeltų tokios... Gali būti. Aš pats net nepagalvoju apie tai, bet tai yra tiesa. Bet vėlgi, tai yra pliusas, kurį galima į savo veiklą taip pat integruoti. Pasakyti, kad žiūrėkit, imdami mano produktą, imdami mano paslaugas, jūs paremsit ne tik gausit kažką savo tiesiogiai, bet jūs gausit jausmą, kad jūs duodat kažkur daugiau.
Ir čia irgi įdomus pastebėjimas su išsipildymo akcijom. Irgi iš tiesų, kodėl mes tos pinigus siunčiam. Ir čia biški sąlyginai tamsioji žmogaus pusė, bet tai turi ir pliusų ir minusų. Mes tos 5 eurus išsiunčiam ne tiek dėl to, kad duotumėm, kiek mes pasijaustumėm, aš daviau. Kitaip tariant, aš sumoku už tai, kad aš jausčiau savo ramę sąžinę. Ir tai turi minusas vienas iš ten yra tas, kad aš pats, kai vaikų namuose esu aplankęs ne vieną kartą ir bendrau su vaikais, jie kalėdinio laikotarpio jie nemėgsta. Nes tada visi vienu metu atvažiuoja, duoda dovanų, pabūt su jais, nes tuo metu visiems tas sąžinės jausmas, aš turiu pasijausti geras per kalėdų laikotarpį. Ir vaikai sako, kaip gerai būtų, jeigu visi pasidalintų ir per metus visi atvažiuotų, nes jie pavargsta nuo to kalėdinio laikotarpio. Tai vėlgi, su tuo galima, ir čia yra tamsioji magija, kaip aš vadinu, tai yra manipuliacinė priemonė, kurią galima geriems tikslams naudoti ir blogiems. Aš siūlau naudoti geriems, bet turėkite omeny, galima su tuo žaisti. Tai paklausti gerai, kokį jausmą aš duodu žmonėms. Ir dar vienas pavyzdys konkretus apie tą sritį. Tai būtent tos išsipildymo akcijos ir tos sferos veikla būna karts nuo karto, kas nors įmeta, tarkim, į pašto dėžutę arba gaunam e-mailą, tarkim, ten paremkite Afrikoje vaikus. Ir ten koks nors vaikas, jisai prastai jaučiasi ir man noras irgi yra pasijausti, kad aš gero kažką padariau, bet kitą kartą tas yra įkyru. Tai vienas žmogus Amerikoje, kuris super sėkmingą padarė tokią akciją, jisai savo vokelį parašė, jeigu jūs paremsit mus vieną kartą, sumokėsit 2 eurus, mes daugiau niekad jums nebesiūsim savo flyerių, nebent jūs norėsit, nebent jūs parašysit, kad norit. Ir masiškai visi mokėjo tos pinigus, jie panaudojo tai geram tikslui, bet jis sužaidė su tam tikra verte. Savotiškai, jis pasinaudojo tą visą kultūrą, sakydamas, kad sumokėkit mum, kad mes nesikabinėtumėm prie jūsų, nes jums duosim tą galimybę. Sako žmonės, okei, aš iš tai sumokėsiu, aš noriu tos vertės. Ir netgi kas įdomu, kad daugelis netgi pažymėjo, kad siųskit man toliau, nes vėlgi sąžinė neleidžia sakyti, kad ne, aš blogas žmogus. Čia juodoji magija, bet tai buvo panaudota geriems tikslams. Tai čia subtilioji dalis. Dar subtiliau einant, mes išėjom iš tos vietos, bet būtų galima paimti ir kavokukį, bet man labiau patinka činčinas, tai prisiminkim činčiną. 3 pliusai činčiną. Kodėl jie jau 2 metus dirba, ar bent metus ir dar nebankrutavo. Kodėl jiems... Laiko nebuvau dar buvęs. Bet vis tiek. Tai, kad jie veikia, reiškia, kad jie kažką daro gerai. Ką jie daro gerai? 3 pliusai. Pabandykit identifikuoti. Kaip? Bet parašykit. Gerai? 3 pliusai. Gerai, parašėt? Ok, pavyzdžiai. Šitą greičiau perėsime. Jaukiai aplinka. Jeigu mano namuose bardakas, aš nueinu tenai, jaučiuosi gerai, nes ir už tai sumoku pinigus. Tarkim. Toliau? Kaip? Aptarnavimas geras, didžiulis pliusas, daugelis to neįvertina. Ir čia yra netgi daugelio kompanijų vietų klaida, dėl ko yra verta investuoti savo darbuotojus. Jiems daugiau mokėti, motyvuoti juos. Nes jeigu žmogus ateina į erdvę ir jis jaučiasi nemaloniai, kad jis jaučiasi kaltas, kad iš čia atėjo, jis ten greičiausiai nebegrįš. Činčinė man leidžia šunį atsivest, mane visada gražiai pasveikina, aš noriu ten sugrįžti, nes aš jaučiuosi laukiamas. Didžiulis pliusas, aš už tai sumoku pinigus. Toliau? Wi-Fi. Čia nėra didžiulis pliusas, bet čia vienas iš tų ekstra pliusų. Kas dar? Pabendrauti, jeigu sėdi su dviese, ateini, kavos išgerti, yra būdų. Aš tai dar čia, ko gero, prie tos aplinkos jaukumo, tai taikyta į vokietišką spektaklį, man atrodo, Ir čia aš dar giliau šiek tiek pakapstysiu, tai suteikia ypatingumo pojūtį. Kitaip tariant, aš laikinai savo gyvenimą perkeliu į kitą erdvę. Aš pasijaučiu, aš turiu galimybę nusisakyti vyno ar pasijausti ypatingas.
Tai vėlgi, sąmoningai daugelis to neįvardins, net nesuvoks, bet tai veikia. Tai tariant, man jie duoda tam tikrą pojūtį. Savotiškai mes tą darom mūsų studijai Aikido. Žmonės ateina į japonišką erdvę, jie pajaučia, kad jie užsideda kimono aprangą, jie pajaučia, kad jie laikinai pereina į kitą lygmenį. Tai yra puikus jausmas, tai yra vertingas dalykas. Tai, na ir dar kas? Asociacija susigūdė. Jo, irgi yra. Jo, čia galbūt jie galėjo tą... Senais laikais tai buvo. Jo. Galbūt, nežinau, ar tai darė sąmoningai ar ne, bet galbūt jie to pasinaudoja, pagalvoja, va, čia darysim, žmonės mus toliau asocijuos su... Ne vaikų kavinė. Ai, vaikų buvo. Bet jo. Jo. Bet čia irgi renkantis erdvę, kurioje mes veiksim, irgi yra pliusai. Įdomiai pateiktas ten maistas yra? Jo. Taip žaismingai kažkaip. Jo. Man netgi asmeniškai, nenoriu būti per daug šališkas, bet man ten viena iš skaniausių virtuvių visuose Šiauliuose. Jeigu aš noriu ten brangiau, bet jeigu noriu skaniai pavalgyti, aš sakau, važiuojam į Činčiną. Jie turi ten vynų, kurių niekur Šiauliuose nėra. Jo. Būdavo dar ant kampo ten... Ne, vyninė. Ne, kaip... Skanus kampas. Skanus kampas. Jo. Tai jie turėdavo ir skanus kampas užsidarė, Jo. dabar tikrai skansiai nešliko. Jo. Bet dabar atkreipti dėmesį, tai tiek pliusų pavyko įvardinti, daug, ir gerų pliusų, tokių stambių. Kitaip tariant, ar dar vis tada stebina, kad jiems gerai sekasi? Na, aišku, mes nežinom tiksliai, kaip jiems sekasi, bet iš šono žiūrint, atrodo, kad jo, jie gerai laikosi. Dėl to, kad jie, kiek aš nelabai bendrau, nelabai susipažinęs su savininkais, bet aš turiu gerą nuojautą, įspūdį, kad jie žino, ką daro. Jie sąmoningai pateikia šitą, kitaip tariant, jie nėra, kad, čia maistas, čia pašildykim kokį mantingos sumuštinį, duokim, bus gerai. Jie žino, kad jie kuo didesnę vertę kurs, tuo žmonės labiau vertins ir aš pats. Jeigu man sako žmonės, kur susitinkam, aš sakau tenais. Kitaip tariant, jie duoda tiek vertės, kad aš drąsiai galiu rekomenduoti tą vietą savo draugams. Na, kitaip tariant, trumpai tariant, jiems sekasi ne veltui. Paskutinis lavinimui pratimas Andrius Mamontovas. Tai trumpas pastebėjimas, dėl ko aš noriu, kad paanalizuotumėm Mamontovą, nes Mamontovo, aišku, yra ir tiesioginė vertė, bet yra ir kitų. Kodėl jis toks sėkmingas palyginus su kitais? Mamontovas, mano akise, kiek matau aplinkoje, jis toks tarsi keliais lygiais aukščiau už daugelį. Jis toks jau gyva legenda. Aš nežinau, ar jis tinkat ar ne. Aš tai Maikutę prisimenu, Mamontovas užkniso juodai. Ja. Kažkas vaikščio. Gali. Aš vėlgi paėmiau. Ja. Aš paėmiau tai, kaip pavyzdį, tai nėra mano kertinė asmenybė, kurią aš baisiai domėčiaus, bet Lietuvoje jis tikrai turi aukštą statusą. Ir plus, žinant jo šiek tiek skaičius apie jo laisvalaikį, jis gyvena sėkmingai. Ten į Hongkongą kiekvienais metais skraido, filmuose vadina, sėkminga asmenybė. Dėl ko aš noriu, kad paanalizuotumėm, nes vėlgi, jo produktas nėra tik tais daiktas. Ir aš noriu, kad jūs suvoktumėt, kad ir mes galim būti savo vertę duoti ne tik per daiktus. Tai pliusai? Kaip? Čia variantas, bet tai kryptis gera, bet tą, ką jis duoda, dar ne visai apčiapia. Tai yra tas, ką jis duoda man asmeniškai. Tas, jisai manęs neparimė. Yra subtilesnis dalykas, kurį jis duoda per tai. Bet, sugrįšim prie to. Dar kas? Tai pirmas man tai buvo atgimimas ir tas jo video, kur pats pirmasis koncertas, jisai grįžo ten, pabėgo iš sovietinės kariuomenės ir jį ten pristatinėjo, tai laužo ta šviesa ir atgimimas tada buvo 89 ten metai. Ir tas visiems laikams, čia manau, su sąjūdžiu, su ten 100 tūkstančių, 10 tūkstančių būdavo. Manau, kad vienas iš tokių, jo ta kūryba, aišku, kokia ten kokybė, ten kiekvienam pagal skonį. Jo, sutinku. Kad jis tuo laiku ir ta vietoje. Tai čia aš irgi vardinčiau kaip didžiausią pliusą, bet kaip yra vienas žodis, gal kas pabandys vardinti. Išskirtinis link to, aš pasakysiu simbolis.
jis yra gyvas tam tikro dalyko simbolis. Jis primena, kaip Rolandas sakė, jis primena mums tam tikrus dalykus, kurie mumse žadina tam tikrą jausmą. Taip tariant, aš klausysiu jo muzikos, aš einu jo koncertus tam, kad jis manyje atgaivintų tam tikrą tautiškumo, pilietiškumo, revoliucijos pojūtį, svarbos pojūtį, vienybės pojūtį. Bet tai yra labai įdomus pliusas. Tai yra kažkas, kas tai nėra tiesioginis dalykas. Jis galbūt netgi tiesiogiai ne visada apie tai šneka. Bet jis sukūrė, ar sąmoningai, ar nesąmoningai, jis sukūrė tą sąlyginai nešamą vėliavą saviem. Ir mes už tai įvertinam, mes už tai jį puoselėjam ir sakom, mes tave palaikysim, tu tik nesustok, nes tu mums duodi tai, ko neduoda galbūt, ką duoda labai retas žmogus. Bet dabar po truputį sugrįžkim prie mūsų. Tai kada mes pradedam galvoti apie vertę, kurią mes galim suteikti kitiems, iš tiesų mes galim, atkreipkite dėmesį į Mamontovą, mes galim suteikti vertę labai subtiliai. Mes galim irgi mes nebūtinai turim sukurti daiktą. Mes galim tapti simboliu tam tikro dalyko. Mes galim tam tikrą idėją nešti, tam tikrą pojūtį, tam tikrus dalykus žadinti kitose. Bet nuo to, kaip mes sąmoningai tą suprasim, sąmoningai tą žinosim, priklauso, kaip mes gerai tą darysim. Jeigu mes netyčia tą darysim, kartais gausis, kartais ne, nebus filtro, kuris man pasakys, daryti ar nedaryti. Jeigu aš sąmoningai tą žinau, tarkim, mano 3 didžiausi pliusai, kuriuos aš duodu, tarkim, vienas iš jų, ir čia subtilus, didelis, bet simbolis, būti kažkieno simboliu. Ir tada aš sakau, gerai, tarkim, noriu organizuoti seminarą, kokią čia man temą pasirinkus. Ir dabar tą temą, kai aš renkuosi, jau aš galiu nuspręsti, jau yra filtras, pagal kurį aš nuspręsiu, ar man tinka tas seminaras ar ne. Tai klausimas, gerai, ar aš tam seminare būsiu to simbolis, ką aš noriu pateikti žmonėms. Ar duodamas šitą produktą aš atspindėsiu tai, ką žmonės manyje mato ir ką vertina. Tai kitaip tariant, yra geras saugiklis. Tai dabar apibendrinant viską, pasikartosiu, nuo to, ar mes sugebam įvardinti ir sąmoningai suvokti, ką mes duodam kitiems, priklauso nuo to, ar mes būsim sėkmingi. Tai jeigu jūs sugalvojat bet kokią idėją, tarkim, gerai ten kokią idėją, kaip aš minėjau, tarkim, sutvarkyti Šiaulių gatves, kad švarios būtų. Gera idėja, bet ar pavyks, ar ją vertinti žmonės, nežinau. Paklausim savęs gerai, kokie 3 pliusai, kuriuos aš duosiu žmonėms. Jeigu aš sugebu juos gerai vardinti, mano tikimybė, kad man pasiseks, žymiai didesnė. Jeigu aš sugebu kitiems tą įdiegti ir paaiškinti, kad jie tą gaus, tos 3 pliusus, mano sėkmės tikimybė dar 2 padidėja, nes žmonės gebės lengvai vertinti tą, ką aš duodu. Jeigu aš jaučiu, kad jeigu aš nesugebu įvardinti 3 pliuso, tai jau yra blogas ženklas. Tai yra didelė tikimybė, kad mano produktas jiems nesueis. Tai suprantama, aš taip apie kažką. Tai vėlgi, grįžtant prie savęs, kad ir kokią idėją sugalvojat, mano siūlomas pirmas klausimas yra, kokie 3 vertingi dalykai, kuriuos aš duosiu per tą veiklą. Jeigu nesugebu įvardinti, reikia keisti kampą. Galvoti gerai, ką aš galiu pakeisti, kad tų pliusų atsirastų daugiau. Kuo jūs daugiau pliusų steiksit, tuo jūsų sėkmės tikimybė bus didesnė. Ar apibendrinimas suprantamas? Šiaip atsakymas čia yra iš tiesų stiprus, efektyvus, bet gal yra kažkokių dar abejonių ar klausimų. Gal kažkas atrodo, kad kažko trūksta, kažkas nedabaigta. Nes jeigu turit minčių, sakykit drąsiai, man įdomu. Kaip? Nes tas klausimas iš pačio atėjo, tai kaip tas... Čia paskutinio nelabai taip... Ja. Ta prasme, tie 3 dalykai, tai yra tie pliusai. Ta prasme, ką tu ketini daryti, susirinkti tos pliusus, ne vieną, ne... Jo, klausimas, savotiškai klausimas man yra savo iškeliamas, ar darydamas, užsiimdamas šią veiklą,
aš sugebėsiu bent 3 unikalius, ypatingus dalykus duoti žmonėms. Nes dažnai mūsų idėjos jos ganėtinai dažnas, tasme, tokios bendrinės. Ir tada yra tikimybė, kad konkurentai mane nurungs, kad aš ištirpsiu masę. Jeigu aš tiesiog, tarkim, aš noriu atidaryti kavinę, aš visada norėjau turėti savo, tarkim, pizzeriją. Jeigu aš tiesiog paimsiu ir atsidarysiu pizzeriją ir bus kitos pizzerijos, kurios gerai žino, ką jos daro ir ką jos duoda, jos darys tai geriau, man faktiškai yra garantuota pražūtis. Taip tariant, kad ir koks mano geras noras suteikti, tarkim, aš noriu kepti kokybišką pizzą. To neužtenka. Tai yra tik vienas dalykas. Tai aš tada klausiu, kitaip tariant, nėra garantijos, kad man pavyks. Garantija kelia tai, kad aš paklausiu, gerai, kaip aš galiu iš to išspausti daugiau? Kaip aš galiu tiek vertės suteikti, kad žmonės negalėtų atsisakyti? Kaip aš mėgstu sakyti, jeigu tą gerai pateiks. Bet tada mūsų mąstymas pradeda plėstis. Aš pradedu galvoti, gerai, aplinka, galbūt ypatinga muzika, galbūt aš taikysiu tai tam tikrai grupiai žmonių, galbūt bus labai nebrangi, bet super kokybiška pizza. Tai yra daugybė variantų, bet jeigu aš apsistosiu tik ties tuo, kad, kokybiška pizza, greičiausiai, kad to neužteks. Greičiausiai, kad tai ištirps masiai kitų pasiūlymų, kurie yra. Ir čia yra puikus saugiklis savo pasitikrinti prieš užsiimant kažkuo, ar man garantuota sėkmė. Ar aš tikrai duodu kažką tokio svarbaus ir tokio unikalaus, kur kaip aš neišreiškiau, mano mėgiamas pasakymas, tas produktas, kurį mes duodam, ar tai būtų fizinis ar nefizinis, jis turi būti toks stiprus, toks vertingas, kad jeigu žmonės jo neįsigis, jie galvos, tarkim, kodėl aš nenuėjau šitą seminarą. Pogalais kaip gaila, kad negaliu čia sudalyvauti. Arba kaip gaila, kad aš negalėjau šitą produktą įsigyti. Kad žmonės, grubiai tariant, kad žmonės pasijustų kvailai, kad jie neįsigijo jūsų produktą. Jis turi būti toks geras. Jis turi būti toks ypatingas. Tada sėkmė mums garantuota. Ir savotiškai su tuo aš pastoviai pats žongliruoju ir žaidžiu. Ir dėl ko toks atsiranda, taikant šitą principą, dėl ko atsiranda toks azartas ir smagumas. Nes dabar, jeigu aš siūlau kažkokią veiklą, labai lengva man pačiam pasverti, ar iš tiesų žmonės tą įvertins, ar iš tiesų tai žmonės priims, ar paims, ar vertins, ar tuo naudosis. Tada atsisėdi ir savo užduodi klausimus. Gerai, ką aš noriu duoti? Jeigu nesugebu 2 pliusų įvardinti, reikia plėsti savo mąstymą, ieškoti tada. Tai ir ką aš praeitą kartą ir sakiau, jeigu, tarkim, pas mane ateitų žmogus ir sakytų, aš turiu super idėją, tarkim, arba turiu super idėją ir man sako tas žmogus, super idėja, aš sukursiu vaikų žaidimų aikštelę. Ir sakau, ir viskas, vaikų žaidimų aikštelė, tokia labai faina. Man iš karto jausmas, greičiausiai jam nesigaus. Nes jis tiksliai nežino, ką jis daro. Aš tada sakau, gerai, tai mano klausimas būtų, tai kokia bus papildoma vertė, kuo šita aikštelė bus kitokia nei kitos. Jeigu žmogus nežino, man mintise, ar tai aš sakysiu ar ne, man mintise iš karto ženklas, greičiausiai jam nepasiseks, jeigu nepakeis savo mąstymą. Jeigu žmogus man ateina ir sako, žinai ką, aš sukursiu tokią aikštelę, ji turės tai, ko neturi nei viena kita vieta, ji duos tai ir tai, nes Šiauliams trūksta šitos ir šito dalyko, o pagal šitą statistiką žmonėms reikia šito ir tai pas mane bus. Aš jam nulenksiu galvą ir sakysiu, taip ir toliau. Reiškia, tau gausis. Tai nuo to, kaip mes gerai sugebam tos pliusus identifikuoti, priklauso didžioji dalis mūsų sėkmės. Nuo to, čia yra filtras, kuris gali jums labai lengvai padėti suprasti, ar kito žmogaus idėja yra verta dėmesio ar ne. Viskas sugrįžta į davimo ar gavimo principą ir į vertę, kurią tai duoda.
Gerai, tai apibendrinant, aš dar esu visą papildomą punktą pasiruošęs, kurio dėja nebespėsim šiandien paliesti. Trumpai, kad paminėčiau, apie ką tai eina kalba. Labai trumpai, galbūt kitą susitikimą pratęsim tą. Tuos pačius pliusus jūs galite naudoti priimant pasiūlymus. Jeigu kažkas sako jums, kūrėm verslą kartu, arba sako, ateik man padėk, arba dirbk mano firmai, arba darom, kažką veikiam kartu. Ar aš sutiksiu ar ne, dažnai mes sutinkam, po to pasigilim ir patys nesuprantam tiksliai kodėl. Kad apsisaugoti nuo laiko gaišimo, galite σας paklausti gerai. Ar ta veikla man suteiks, kokie 3 pliusai, kuriuos man suteiks šita veikla? Jeigu aš nesugebu 3 pliusai surinkti, greičiausiai, kad verta pasakyti ne. Nes yra vietų, veiklų, momentų, kur aš žymiai daugiau galiu gauti vertės nei čia. Kaip namų darbam, mano pasiūlymas yra užsirašyti savo idėją, ką jūs nori daryti. Ir vardinti 3 didelius pliusus, ką jūsų veikla duos kitiems žmonėms. Jeigu norit, pasirašę savo atsakymus, gali drąsiai parašyti man į Facebooką savo mintį ir savo 3 idėjas. Aš jų neviešinsiu, niekam nesakysiu, bet jeigu norit, kad aš išmeščiau akį ir pasakyčiau savo nuomonę, čia geras pliusas, čia trūksta, taip toliau, drąsiai parašykit, aš su mielu noru atrašysiu. Bus labai smagu. Na ką, tai šiandien baigsim ties čia, vėlgi ačiū, kad buvot. Kitą temą aš pristatysiu neužilgo, parašysiu ir galėsim tęsti toliau.